apie spausdinimą. Einam į File, yra Print. Ir čia matom, kaip bus įspausdinti mūsų lapai, reiškia, yra 1 iš 5, tai yra pirmasis iš 5, čia būtų antras lapas, kažkas yra ir taip toliau. Čia vaikštom per lapus. Šitoje vietoje galima, reiškia, visą lapą arba 100%, plus galima matyti ir, reiškia, šičia yra stulpelių pločiai. Kartais kažkas netelpa į lapą, čia yra paraštės, čia paraštės yra, galima jas tiesiog patampyti rankom, kad mums tilptų, kadangi jau tokios kaip ir raštvedybos, čia jau nėra taip griežtai laikomasi, nes tai yra skaičiavimai kažkokie, bet galiu stulpelius patrumpinti, tai yra pasiaurinti, paplatinti ir taip toliau, kaip man reikia. Jeigu nereikia, aš galiu atspausti ir šito nebesimato. Šitoj vietoj, kas spausdina, kokie, reiškia, ką spausdinsim, reiškia, ar visą, reiškia, lapą, kas yra, ar visą, reiškia, visą darbo knygą, ar tik tai, kas pažymėta yra ir panašiai, galima nustatyti nuo kokio lapo iki kokio, kaip lapai spausdinami, koks yra puslapio orientacija, koks lapo dydis yra, reiškia, čia yra galima nustatyti kokius, reiškia, kokie centimetrai yra paraštės ir taip toliau. Galima nustatyti, ar reiškia, sumažinti ar padidinti lapą spausdinant, galų gale išeiti į Page Setup, irgi čia viską galima daug ką sutvarkyti. Tai tas pats kartojasi, gulščias ar statmenas lapas, kiek, reiškia, procentų padidinti spausdinant arba sumažinti, reiškia, į kiek lapų mūsų visas, reiškia, tas lentelė turi tilpti pagal aukštį ir pagal plotį. Čia nustatinėjom, kokie lapas dydis yra A4 ir taip toliau. Čia yra, reiškia, kokios yra paraštės yra ir galima nustatyti šičia ir reiškia, kolontitulus, viršutinį kolontitulą, apatinį kolontitulą, ar jis skiriasi lyginiai, nelyginiai, ar pirmas lapas skiriasi. Dažniausiai mes, reiškia, galima čia pasirinkti, kad kolontitulas bus toks, Page 1, galima tiesiog custom, tai yra savo padaryti viršų. Dabar, čia lapas 1, aš kur stačiau, dabar Excel'yje kolontitulas yra griežtai suskaidytas į 3 dalis, yra kairė pusė, centrinis kolontitulo dalis, centrinė ir dešinė. Dabar jeigu aš tą, kur stačiau, nutrinsiu, tai čia galiu parašyti, kad tai yra viršus, bet jis bus ant kiekvieno lapo. Čia centriniai daly galiu, reiškia, įdėti šitas insert page number. Tai yra parodo, dabar nesimato, bet bus matyti, kelintas puslapis yra. Jeigu norim sužinoti reiškia, kažkiek lapų bendrai lentelė turi spausdinta, tai šitoj vietoje yra kiek yra N pages yra. Galima nustatyti, tai yra tą, reiškia, spausdinimo datą, spausdinimo laiką ir panašiai. Galima netgi įterpti ir failo kelią ir vardą, tiesiog failo vardą, lentelės vardą, galima įdėti ir paveiksliuką kažkokį. Turim šitaip yra, paskui custom footer, galima, pavyzdžiui, įterpti kažkokį tai sheet name tab. OK ir galim dabar OK uždarysim, spausdinsim. Reiškia, tokį galim spausdinti. Iš kitos pusės daugelį dalykų galiu, reiškia, padaryti ir čia. Pavyzdžiui, page layout galiu nustatyti, pasirinkti tos pačius, reiškia, paraštės, orientacija, koks yra lapo dydis, galiu nustatyti ir printeryje, reiškia, pasižymėjau ir nustatau tą spausdinimo sritį ir taip toliau, reiškia. Toliau aš galiu per insert įterpti header and footer. Tai va šičia
išeinu į tokį page layout, jau tokį režimą kitokį, čia jau mano lapai matosi ir va, tiesiog ta lentelė taip atrodo. Ir ką aš dariau, tiesiog galiu ir čia rašyti, ir galiu va čia nustatyti, kad bus pirmas lapas skirtingas, lyginiai, nelyginiai, reiškia ir taip toliau, nu ir tos pačius page number įstatinėti ir taip toliau, kas buvo ir čia, irgi įsistato toj vietoj. Header and footer, tai yra čia pasirinktiniai, jau tokie padaryti, galima ir šitą padaryti, reiškia. Yra tokios galimybės. Jeigu vėl home sugrįšiu, tai dabar aš matau tokį būtent, reiškia, tokio lapo, reiškia, su centimetrais, su liniuotim, bet jeigu aš nueisiu į view, išeinu iš page layout, pavyzdžiui, į normal režimą, tai man tik tai iš puslapio matosi tas punktyrinė linija, kuri rodo, kad čia puslapis baigėsi, bet nesimato nei kolon titulo, nei nieko, jie iš tikrųjų matysis arba peržiūroj, arba kai bus išspausdintas lapas.